Sveiki atvykę į Limprą. Jeigu norim, kad Lietuva pataptų inžinerinė šalimi 30-ais daug stipriau negu yra dabar, tai tam reikalingas ir būtent politinė valia mažinti biurokratinę naštą lietuviškam verslui. Esame maža šalis ir turime suprasti, kad turime atliepti tą konkurencinį iššūkį. I was here today to talk about industrial AI, and there's really three takeaways that I would like to leave with the audience. The first one, industrial AI has to be grounded in science-based innovation. The second part around industrial AI is that it's augmenting human capacity to drive the next wave of future innovation. And the third point, and probably one of the most important points, is AI is nothing unless it brings real, tangible business value, return on investment. And our advice to manufacturers is to put AI to work the hardest where it can bring the most value. Manau, kad yra svarbu tiek įmonėms Lietuvoje, tiek pasaulyje. Dirbtinis intelektas jau ateina į visas sritis ir kaip jį galima panaudoti. Didelė dalis įmonių testuojasi, bandosi dirbtinio intelekto įvairius scenarijus, bet tik tai 6% įgauna realią vertę. Tai dėl to visų pirma rekomendacija yra susitvarkyti tinkamai veiklos procesus, duomenų, visas, valdymą, semantiką, detalumą išsivalyti ir tada jau susitvarkęs veiklos procesus galima tam tikras monotoninės, techninės užduotis, ką atlikinėdavo anksčiau žmonės, iš tiesų galima atiduoti vykdyti dirbtinį intelektui. Ir tada jau žmonės galėtų, specialistai, eiti iš tiesų dirbti prie tos aukštesnės pridėtinės vertės užduotis atlikinėti. Aš kažkaip vis tik tai tikiu, kad Lietuva turi didžiulę perspektyvą ir aš labai tikiu, kad lietuviškas jaunimas, jisai labai kūrybingas, turėjom Steam čempionatą, fantastiniai sprendiniai, fantastiniai kolektyvai ir iš tikrųjų tas susibūrimas ir aktyvumas suteikė mums visiems to tokio tikėjimo, kad mes tikrai ne tik, kad 30 metais būsime inžinerinė šalimi, mes išliksime tą inžinerinę šalimi ir 40 ir 50.